Pirmoji karalių knyga, 22 skyrius. 3 metus nebuvo karo tarp Sirijos ir Izraelio. 3 metais Judo karalius Juozapatas atvyko pas Izraelio karalių. Izraelio karalius kalbėjo savo tarnams: Ar žinote, kad Ramot Gileadas priklauso mums, bet mes delsime jį atsiimti iš Sirijos karaliaus? Ahabas klausė Juozapato: Ar eisi su manimi kariauti į Ramot Gileadą? Juozapatas atsakė Izraelio karaliui: Aš darysiu, ką tu darysi, mano tauta, tavo tauta, ir mano žirgai, tavo žirgai. Juozapatas sakė Izraelio karaliui: Pasiklausk, ką viešpats sako. Izraelio karalius sušaukė apie 400 pranašų ir jų klausė: Ar man eiti kariauti prieš Ramot Gileadą, ar ne? Jie atsakė: Eik, viešpats jį atiduos į karaliaus rankas. Juozapatas klausė: Ar čia nėra viešpaties pranašo, kad jo galėtume pasiklausti? Izraelio karalius atsakė Juozapatui: Yra vienas, Imlo sūnus Michėjas, per kurį būtų galima pasiklausti viešpaties, bet aš jo nekenčiu, nes jis niekad nepranašauja apie mane gerai, tik blogai. Juozapatas atsakė: Nekalbėk taip, karaliau. Izraelio karalius pasišaukė vieną rūmų valdininką ir įsakė: Skubiai atvesk Imlos sūnų Michėją. Izraelio karalius Ahabas ir Judo karalius Juozapatas sėdėjo savo sostuose, apsivilkę karališkais drabužiais, aikštėje prie Samarijos vartų, ir visi pranašai pranašavo priešais juos. Kenanos sūnus Zedekijas pasidarė geležinius ragus ir sakė: Taip sako viešpats, jais badysi sirus, kol juos pribaigsi. Ir visi pranašai taip pranašavo: Eik į Ramot Gileadą ir laimėk. Viešpats jį atiduos į karaliaus rankas. Pasiuntinys, nuėjęs pakviesti Michėjo, jam sakė: Štai pranašų žodžiai vienbalsiai skelbia gerą žinią karaliui. Tebūna ir tavo žodis panašus į jų. Kalbėk tai, kas gera. Michėjas atsakė: Kaip viešpats gyvas, ką viešpats man sakys, tą aš kalbėsiu. Jam atėjus, karalius klausė: Michėjau, ar mums eiti kariauti prieš Ramot Gileadą? Tas jam atsakė: Eik ir laimėk. Viešpats jį atiduos į karaliaus rankas. Karalius jam tarė: Kiek kartų reikės tave saigdinti, kad man nieko kito nekalbėtum, tik tiesą viešpaties vardu? Tada Michėjas atsakė: Mačiau visą Izraelį išsklaidytą kalnuose, kaip avis be piemens. O viešpats tarė: Šitie neturi valdovo. Tegul kiekvienas su ramybe grįžta į savo namus. Izraelio karalius sakė Juozapatui: Ar tau nesakiau, kad jis nepranašauja apie mane gerą, tik blogą? Michėjas tęsė: Klausyk viešpaties žodžio. Mačiau viešpatį sėdinti savo soste ir visą dangaus kareiviją, stovinčią jo dešinėje ir kairėje. Viešpats klausė: Kas įtikins Ahabą, kad jis eitų ir žūtų Ramot Gileade? Vieni sakė taip, kiti kitaip. Pagaliau išėjo dvasia ir atsistojusi viešpaties akivaizdoje tarė: Aš jį įtikinsiu. Viešpats jos klausė: Kaip? Jie atsakė: Aš eisiu ir būsiu melo dvasia visų karaliaus Ahabo pranašų lūpose. Viešpats tarė: Tau pavyks įtikinti. Eik ir daryk tai. Taigi viešpats įdėjo melo dvasią į visų tavo pranašų lūpas, nes viešpats kalbėjo prieš tave piktą.
Tada Kenaano sūnus Zedekijas, priėjęs prie Michėjo, trenkė jam į veidą ir tarė: kuriuo keliu viešpaties dvasia pasitraukė nuo manęs, kad kalbėtų tau? Tu pamatysi tai tą dieną, kai bėgsi slėptis į vidinį kambarį. Izraelio karalius įsakė sulaikyti Michėją, nuvesti jį pas miesto valdytoją Amoną ir pas karaliaus sūnų Jehoašą, sakydamas: laikykite jį kalėjime ir maitinkite sielvarto duoną bei vandeniu, kol ramybėje sugrįšiu. Michėjas atsakė: jei tu sugrįši ramybėje, tai viešpats nekalbėjo per mane. Ir pridūrė: klausykite visi žmonės. Izraelio ir Judo karaliai išėjo į Ramot Gileadą. Izraelio karalius kalbėjo Juozapatui: aš persirengsiu ir eisiu į mūšį, o tu vilkėk savo drabužiais. Izraelio karalius persirengė ir išėjo į mūšį. Sirijos karalius buvo įsakęs savo 32 kovos vežimų viršininkams nepulti nieko, tik Izraelio karalių. Kovos vežimų viršininkai pamatė Juozapatą, palaikė jį Izraelio karaliumi ir puolė. Juozapatas sušuko. Kovos vežimų viršininkai, supratę, kad jis ne Izraelio karalius, liovėsi jį puolę. Tačiau vienas vyras, netaikydamas, įtempė lanką ir iššovė. Strėlė pataikė Izraelio karaliui tarp šarvų. Tada jis tarė savo vežikui: išvežk mane iš kovos lauko, nes esu sužeistas. Ta dieną mūšis sustiprėjo. Karalius stovėjo vežime prieš sirus, o vakare mirė. Kraujas tekėjo iš žaizdos į vežimą. Saulei leidžiantis, kariuomeniai buvo pranešta: kiekvienas į savo kraštą ir į savo miestą. Karalius mirė ir buvo parvežtas į Samariją. Ir jie palaidojo karalių Samarijoje. Jiems plaunant vežimą prie Samarijos tvenkinio, šunys laižė jo kraują, o paleistuvės prausėsi tvenkinyje. Viskas įvyko pagal viešpaties žodį. Visi kiti Ahabo darbai, dramblio kaulo namai, kuriuos jis pastatė, miestai, kuriuos sutvirtino, visa yra surašyta Izraelio karalių metraščių knygoje. Ahabas užmigo prie savo tėvų, o vietoj jo pradėjo karaliauti jo sūnus Ahazijas. Aso sūnus Juozapatas pradėjo karaliauti Jude 4 Izraelio karaliaus Ahabo metais. Jis, pradėdamas karaliauti, buvo 35 metų amžiaus ir karaliavo Jeruzalėje 25 metus. Jo motina buvo Šilhio duktė Azuba. Jis vaikščiojo savo tėvo Asos keliais ir nenukrypo nuo jų, darydamas tai, kas teisinga viešpaties akise. Bet aukojimo aukštumų nepanaikino. Žmonės tebeaukojo ir tebesmilkė aukštumose. Juozapatas sudarė taiką su Izraelio karaliumi. Visi kiti Juozapato darbai, jo galia, kurią jis parodė, jo kovos, yra aprašyti Judo karalių metraščių knygoje. Jis išnaikino per jo tėvo Asos dienas krašte užsilikusias šventyklų kekšes. Tuo metu Edome nebuvo karaliaus ir jį valdė vietininkas. Juozapatas pastatė laivų gabenti auksui iš Ofyro krašto, bet jie nenuplaukė, nes laivai sudužo Ecion Gebere. Ahabo sūnus Ahazijas pasiūlė Juozapatui: mano tarnai teplaukioja laivuose su tavo tarnais, bet Juozapatas pasiūlymo nepriėmė. Juozapatas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas prie savo tėvų savo tėvo Dovydo mieste, o vietoj jo pradėjo karaliauti jo sūnus Jehoramas.
Ahabo sūnus Ahazijas pradėjo karaliauti Izraelyje, Samarijoje 17 Judo karaliaus Juozapato metais ir karaliavo Izraelyje 2 metus. Jis darė piktą Viešpaties akise ir vaikščiojo savo tėvo, motinos ir Nebato sūnaus Jeroboamo, kuris įtraukė Izraelį į nuodėmę keliais. Jis tarnavo Baalui, jį garbino ir sukėlė Viešpaties Izraelio Dievo pyktį, kaip ir jo tėvas.